Wow! Pažiūrėkit, kur jūsų elfai. Why does he look like that? Pažiūrėkit, kur jūsų elfai ten. Oh, elfies! Pas jūs daug elfų atvarė šį kartą, ne? 3 elfies! Nu, ką čia gavot? Pažiūrim, ką čia gavot. Mason, spaces for boys. No. Mommy, tell Mason spaces for boys. Nu, pasidalinkit. Va, yra va piešti. Nu, Yay. brolik, pažiūrim, kas čia. Twinkle elf. Wow, tai šiandien elfas geras pas mus, ne? Yeah. Tai vadinasi, šiandien geri, nes po to bus blogi. Ja? Maybe because we haven't decorated for Santa yet. Gali būti, gal tik dar tik atėjo pas mus. Marshmallows and food. Čia va, iš daigos jų. Someone Pasiek čia, dancing. iksai. This is what they're gonna do now. Gal? This is what they're gonna do. Look at Ką čia pirmam gavai? Pieštukus. O? Gavai čiučių, man atrodo. Traukinukas. Daryk. O? Tiesiai Coca-Colas. watermelon. Ai, čia watermelon. O, tai jūs abudu galėsite dalintis, bet vėliau. Nu, ką sakom? Sakom, sveiki atvykę visi į mūsų vlogmą. Tu sakykit sveiki, arba sakykit labas. Taip keista yra filmuoti. Oras už lango, ta prasme, kosmosas taip smarkiai lyja. Šakė, žiauriai smarkiai lyja. Viskas, mes vežu vaikus į mokyklą. Tada man reikia važiuoti prisipilti kūro. Žodžiu, o su jumis pakalbėsiu turbūt vėliau. Taip keista yra filmuoti, kad jūs neįsivaizduojate, bet sveiki atvykę į vlogmą. Neseniai grįžau namo. Žinokite, šiaip tai gal jums atrodys, kad mano balsas pasikeitė. Tai žinokite, mano balsas yra užkimęs. Esu truputėlį ir sloga ir, nu žodžiu, toksai oras pas mus dabar va. Nieko gero, bet atėjau į savo kambarį. Atsidarysime advento kalendorių. Visgi reikia. Šis rytas iš viso pas mane yra toksai chaotiškas. Nieko nespėjau, netgi turėjau nuvažiuoti į parduotuvę dar. Nes tiesiog buvau labai be nuotaikos šiandieną. Ryte, nu dar iš tikrųjų tas rytas dabar yra. Bet, nu jo, nenoriu pradėti šito vlogmo be nuotaikos, bet buvau žiauriai be nuotaikos. Tai va, šiandien reikia man atlikti labai daug darbų, tai va galbūt dėl to ir dėl to, kad dar turiu tą vlogmą filmuoti, ne tai, kad aš turiu, bet aš noriu vlogmą kurti kiekvienais metais. Žinau, kad manęs nematėte ten 5 ar 6 mėnesius, tai oh my god, atsiprašyti tikrai neatsiprašinėsiu, tiesiog dirbu sunkiai ir, nu, jeigu jūs matytumėt, turbūt per šitą vlogmą tikrai pamatysite, kiek aš dirbu, nu, neįmanoma. Aš įsivaizduoju, kokios dabar bus man labai sunkios dienos, bet vlogmas tai yra tiesiog toksai hobis, kiekvienais metais toksai kaip ir adventas man galbūt, nu, žodžiu, tai va, nosis bėga, bet atsidarom advento kalendorius. Pasimsiu vieną iš tų dėžių. Šitom dėžėm reikėtų irgi atsikratyti, čia rūbai yra. Į garažą reikės nešti. Nu, bet čia truputėlį vėliau. Tikiuosi, kad mane gerai matysite. Dabar galvoju, kur čia geriau jūs pasidėti. Gal čia. Šiais metais, žinokite, esu tikrai apdovanota advento kalendorius. Čia yra mano advento kalendoriai. Palaukit, čia. Nu, gal ir negražiai čia viskas sudėta, bet turiu belekiek daug advento kalendorių ir esu žiauriai dėkinga turbūt savo darbui, kad galiu tiek turėti jų ir kad tie kompanijų man jų atsiuntė. Čia, žinokite, iš viso yra, čia tik tai yra pusė tų kalendorių. Aš šiaip asmeniškai man jų ir nereikia ir nenorėjau visų pasilikti, tai išdalinau tikrai labai daugam. Gal kokius 15 kalendorių tikrai atidaviau. Išdalinau ir draugiam, ir šeimai ir taip toliau. Bet šeima dar jų negavo. Dar tik tai gaus šią savaitę, nes siuntas į Lietuvą ir į Norvegiją.
Tai vat, o ką noriu ir jums pasakyti, kad aš darysiu 3 kalendorių, man atrodo 3, pažiūrėkim pirmą. 3 kalendorių, pas mane yra 3 kalendoriai, kuriuos aš noriu atiduoti jums. Tai yra vienas šitas, aš tuoj kai ką papasakosiu jums. Tai vat, dėl to, kad taip ilgai nieko nekuriau, aišku, čia gal bus liūdniau tiem, kurie negyvena Anglijoje. Negaliu siųsti advento kalendorius į Lietuvą, nes pasibaigs tas adventas. Tai žodžiu, parašykite savo miestą ir kurį kalendorių norite gauti komentaruose. Tai čia galioja tik tai Anglijoje. Šitie advento kalendoriai ėjo, buvo filmuojami TikTok'ui ir taip toliau. Visi produktai yra viduje. Tai pirmiausia turime šitą Pretty Little Thing advento kalendorių. Visos yra 24 dienos savoje vietoje, bet su šituo aš dirbau ir man jo nereikia, tai noriu padovanoti vienai iš jūsų. Taipogi turime dar vieną, irgi mylėtas, filmuotas, bet tikrai geras ir galės viena iš jūsų kiekvieną dieną šitą atidarinėti taipogi. Ir tada turime dar šitą Project Lip advento kalendorių, man atrodo, nežinau kiek čia dienų yra. Šito aš neatidarinėjau. Šito nebuvo atidariusi, man atrodo, čia yra tik tai 12 dienų. Jo, čia yra 12 dienų. Tai va, rašykite komentaruose, kurį kalendorių norite ir aš jį išsiųsiu, šituos kalendorius išsiųsiu merginos jums rytoj. Tai va, išrinksiu ryte rytoj, nes šiandien, aišku, įkelsiu šitą vlogą, išrinksiu rytoj ryte ir išsiųsiu. Parašysiu, aišku, jums, tai būtinai palikite ten savo Instagramo galbūt vardą, kad galėčiau jums parašyti ir paprašyti adreso. O dabar noriu parodyti iš arčiau savo advento kalendorius. Vieną turbūt iš brangiausių advento kalendorių, tai Pillowise. Tai vat, yra šitas. Čia yra toksai didelis, pažiūrėkite, koks fainas advento kalendorius. Čia netgi užsidega, bet aš baterijų neradau. Tai vat, labai faina, va, pirma diena matau, tai galime paimti. Toliau. Kaip ir kiekvienais metais, Beauty Crop'e turiu, nes su jais jau dirbu labai senai. Numeris 1. Turime žvakių advento kalendorių, kurį aš jau atidarinėjau, nes irgi šitas buvo filmuojamas TikTok'ui. Tai, bet numeris 1 turbūt neatidarytas. Ar atidarytas? Kur yra? Ne. Tai va. Čia bus 12 žvakių. Va, išsidaužysios netgi visos, pažiūrėkit. Ištraukiau visą, sugadinau ir subadžiau. Tai žodžiu, turime šitą žvakę. Nelabai man patinka jos kvapas. Pogi, Latest in Beauty advento kalendorius. 2 metai, kaip aš jį gaunu. Tai numeris 1 čia. Žiūrim, ką čia gavom. Čia, va, Medic 8 SPF. Tai kremas. Kremas su SPF-u. Nežinau, ar man spalvos patinka šitos kameros labai, bet čia mano ta kamera, kur ir seniau filmuodavau, nežinau. Turiu arbatos advento kalendorių, irgi šiaip reikėtų galbūt netgi jį pasikabinti virtuvėje. Nu tai va, kur vienas numeriukas pirmas. Nematau. Irgi išmėtyti, va. Turime Winter Warmer arbatėlę, tai išgersiu šiandien turbūt ją vakare. Toliau, tai turime Debenhams advento kalendorių. Tai čia yra vienas iš brangesnių, sakyčiau, bet taipogi ir Pillowise irgi yra gan brangus, o čia yra netgi 700 vertės produktų. Tai žiūrim, ką gavau pirmoje, ką gavau pirmoje dėžutėje. Kažkokį tai čekį. Pasižiūrėsime vėliau. Ir kas čia? Čia yra kažkokie, kvepaliukai. Žiūrėk. Vau, faina. Man patinka tik tai saldus, tai galbūt visų aš tikrai... Čia Amber, man Amber ne. Kas čia? Tonka irgi ne. Gorse. Įsivaizduoju. Ir Sampaja. Nu, nežinau. Sakyčiau, tokie sunkesni kvapai. Bet labai fainas tokia mini. O, labai faina tokius įsidėti į rankinuką. Ir tada gavau iš savo mylimos kompanijos, tai yra Pixie advento kalendorių. Man atrodo, 1 metai, kai jie išsiuntė visiems advento kalendorių. Tai žiūrime, ką gavome pirmąją. Kaip faina, rytoj dėsiu ryte. Gavau. Ai, čia yra vakare dėtis. Paakių kaukės. O, kaip fainai. Nu, dabar pažiūrime.
Kągi gavau iš Peel Aways ir The Beauty Crop. Pirmas numeriukas, Peel Aways gaunam netgi 3 produktus, kaip fainai. Gerai, turime I'm So Jelly, Jelly Makeup Remover. Tai turime makiažo tokį kaip ir aliejingą valiklį, tokį jelly, žodžio. Tada turime, kas čia, Plumping Moisturizer. Tai turime tokį drekinantį ir stangrinantį, sakykime, ne? Taip, kremą veido. Ir tada turime veido prausiklį. Žiūrėkite, koks fainas tokių dozatorių dar. Ir ką gavome Beauty Crop? Netgi kelis irgi produktas, gerai. O čia kaip tik šventėm. Turime Hydrate and Lip Oil. Tokį, kokia graži spalva, labai faina. Ir tada lūpų pieštukas toksai bordinis. Šitie lūpų pieštukai yra žiauriai geri, šitie va. Aš vieną naudoju, žinokite, galite valgyti viską, niekaip nenusivalo. Tai va, čia tokie yra iš šitų. Ką noriu dar pasakyti, kad iš savo visų advento kalendorių, ką aš gausiu, aš visų produktų savo tikrai nepasiliksiu ir kaip praeitais metais aš padarysiu turbūt, kur jau siūsiu belekur. Padarysime turbūt kažkokias tai 3 dėžutes visokiausių gerybių jums. Tai aišku ir tie produktai iš mano advento kalendorių turbūt irgi bus pridedami. Aišku, aš turiu tų produktų tiek, tai patikėkit manim. Šiais metais, man atrodo, bus netgi geresni jums. Tai va, tai sekite, žiūrėkite mano vlogmus. Sakau, negaliu prižadėti, kad kiekvieną dieną bus įkeltas laiku. Jeigu vėluosiu, tai vėluosiu, bet tiesiog supraskite, pas mane yra darbas, namai, vaikai ir dar visokių reikalų ir taip yra. Be darbo ir dar su kitais darbais. Yra pilna pas mane reikalų. Gyvenu tikrai labai užimtą gyvenimą ir kad aš čia pasiryžu dabar daryti vlogą, tai čia man bus toksai geras peiliukas, spyris iš šikno, bet žinokite, aš ir taip nesėdžiu. Pas mane kiekvieną dieną yra labai aktyvi, bet dabar viskas susidedu šituos savo advento kalendorius gražiai ir varau filmuoti TikTok video, nes man reikia filmuoti TikTok video. Dar lova net nepaklota, neturėjau laiko šiandien. Ryte atsikėliau 6 val. Nusimaudžiau, valgyti dariau, ruošiausi ir vaikus važiavau mokyklą. Ir dar buvau Range. Tai parodys, ką aš Range nusipirkau, bet truputėlį vėliau, nes reikia eiti TikTok'ui video filmukus filmuoti. Dabar, man atrodo, šiandien turiu, dabar apačioje reikės kokį gal 10 nufilmuoti ir tada reikia susidėti visas aprangas atskirai, outfitus irgi reikia filmuoti. Turiu daug darbo šiandien. Ką aš veikiu? Filmuoju viską. Esu pasidėjusi kamerą čia. Veidrodis, kad matyčiau viską, ką darau ir ką filmuoju. Va, matot, kad aš viduryje būčiau, tai dabar viską matau. Nufilmavau ką tik vanus, tokius leopardinius. Dabar filmuosiu šituos šampūnus, nes turiu labai gerą dylą. Tada turiu TikTok shop nufilmuoti. Čia jau yra viskas nufilmuoti, tai keliausi į garažą. Nufilmavau tualetinį popierį, nes dabar yra labai geras dylas, 140 ar 120, man atrodo, gali pasimti už 23 svarus, tai žiūri pigiai. Ir dar čia va visokiausių dalykų turiu, reikia šiandien tikrai pabaigti ir nufilmuoti viską. Ir čia toksai va dėžutė tokia visokiausių čipsų, man atrodo, yra mėsytės, netgi mačiau, kad šiandien yra ir agurkai, ta prasme, what the hell. Va, kažkokie, čipsai agurko. Žodžiu, gražiai paliekam, nes reikia nufilmuoti. Tai va, turiu visko. Turiu pakių kaukų, belė kiek daug. Šitos Grace and Stella yra labai geros. Tada reikia šitas kickers nufilmuoti, nes čia Milanui paėmiau. Žiūrėkite, kokie gražus. Šventėm, tai nerealiai bus labai fainai. Debenham yra dabar ant TikToko shopo, tai kvepalų belė kiek. Ir nors parašyta Pretty Little Thing, nežinau dėl ko. Tai va, šitos kapulus reikia nufilmuoti. Oreo dėžutė, turiu guminukų dėžutę. Čia vyriškos priemonės reikia nufilmuoti. Čia tokį naują pasiėmę, galvoju, pažiūrėsim, kaip jis veikia. Tai šitą dėsiu į TikToko haulą. Čia. Tai va. Ir va, dar vienas advento kalendorius. Čia yra 12 dienų, tai reikia nufilmuoti. Irgi.
Čia reikėtų irgi baterijų, nes va čia šiaip įsijungia lemputės, kai atidarai. Bet neturiu baterijų. Labai sunku yra surasti va šitas baterijas. Va, matau, atvažiavo pas mane paštininkas. Atidaryti duris. Galite pamatyti truputėlį mano užkulisius, ką aš čia darau. Gerai, vanus nufilmau, žiūrime, kokie dar yra dylai. Na, šiandien yra pirmadienis, kas šitas. Šitas 10 free gift. 12 Sleighs of Christmas. Okay, 12 Sleighs of Christmas. Girls, if you buy the 12 Day of Sleigh Advent Calendar today, you get a free gift worth over £100, and that is, I believe, the body care suitcase, which is actually incredible. So if you want to get your hands on it, make sure you are clicking that yellow basket. If you want to get your hands on it, click that yellow basket. Matot, nėra lengva. If you want to get your hands on it, I'm going to link in yellow basket. Short and sweet. So. The extra large L'Oreal men's bundle is literally half price right now. And this is what you get in this one. Vaikai grįžo. Aš šiandien irgi buvau užsikuitusi visokiausiais darbais. Maisonas pasisveikina su jumis. Noriu parodyti, nes buvau Range dar. Noriu parodyti, ką nusipirkau. Nes pagalvojau, kad šiais metais papuošim ir jūsų vonią. No. Taip. Tai va, ką nupirkau iš Range'o. Va, tokį fainą kilimėlį. Tai čia bus apačioj. Tualetė, tai tualetė bus, apačioj bus raudona. Žodžiu, darysime viską raudonai. Tai va, turime rankšluostėlį. Tada čia viršui, palauk, parodyk tą raudoną šitą irgi. Aha. Tai va, šitą dėsime irgi apačios tualetę. Is that soap? Jo. O tada viršui Can I bus... test it? Ne, dabar nedarykit, reikia pripilti. Try. Nėra nieko, reikiagi pripilti. What's in O viršui bus žalia tematika vaikų vonioj. Tai va, paėmiau tokią. Labai fainas. Nesiuždaryk. Tada turime kilimėlį. What do you have to pour in here? Tokį žalę. Ir taipogi kelis rankšluostukus. Tai va. Jo. Eisim, sudėsim. Žiūrėsim, kaip čia atrodys. Ai, ir dar paėmiau tokį diffuserį. Labai skaniai. O, žiūriai skaniai kvepia. Jeigu gyvenat Anglijoje, žinokite, pabandykit šitą nusipirkti. Labai čia toksai pistacijų, makarūnų kvapas, bet toks saldus. Žiūriai skaniai kvepia. Ir tada paėmiau va tokią žvakę. Pažiūrėkite, kokia graži. Irgi toksai namukas. Skaniai kvepia, ne? Labai skaniai. Tai padėsime kažkur gal ant stalo, ar kažkur tai, nežinau, žiūrėsime. Šiandien tik tai puošime eglę, man atrodo, o daugiau ir namus pasipuošim, nes aš esu labai pavargusi, o tą eglę užtruks kokias 2 valandas čia sudėlioti po vieną tą. Nu, labai sunku bus. Pilsim šitą tada. Pala, ne taip. Padėk taip. Šitą atidaryti reikia ir tada pilti. Dar šitą išmesim po to. Ir pilk. Tik daug nepilk, pabiški pilk. Na ką, papuošiam pirmą aukšto tualetą truputėlį. Spalvos kalėdinės įnešim. Va. Žalia, gražiai uždėjau šitą. Mūsų, Jezu, kaip skaniai kvepia. Ane? Žiauriai gerai. Ir va, čia irgi kilimėlis. Rankšluostukas. Nu, labai fain čia. Irgi gražu. Ta žalia spalva man taip gražiai žiūrisi iš tikro vonioj. Va. Atsinešėm savo dekoracijas. Mūsų visi žaisliukai čia yra gražiai sudėti. Šiais metais bus vėlgi raudona pas mus, nesgi arklio metai, tai busim raudoni. That scene, it's my favorite. See your reflection on the screen.
Your brother called from the airport. Su tokia pavargusi, nusikalusi, tiesiog tai užsisakėm su vaikais maisto, užsisakėm kiniečius, ane? Užsisakėm kiniečius, eisim pavalgyt, tada jums reikia nusimaudyti. Ir aš eisiu redaguoti šitą video. Ir net neįsivaizduoju, kada eisiu miegoti. Tai šiandien toksai labai, nežinau, ar bus labai įdomus ar ne, bet tokia pirma vlogmo diena. Tai vat, įsijungsim kažkokį filmą, laukia maisto. Žiauriai esam alkane, nes nei vienas dar nieko nevalgiam. Tai pavalgysim. Šiais metais puošiame eglutę taip pat kaip ir praeitais metais. Vien dėl to, kad arklio ugninio metai ateina. Raudona man labiausiai limpa. Tai vat, ta lyderystė, ar kaip tenais, ta raudona, man atrodo, ir neša 26 metais, o aš to ir laukiu ir jo. Galbūt ir tiek tarp gyvenimo, ar tiek tarp darbo. Tai vat, man ta raudona spalva. Šiaip labai norėjau daryti tokią auksinę, tokią auksinę šviesą, bet pagalvojau, kad ne. Raudona jau esu aš, ugnis, avinas ir tie ugnieji metai arklio ateinantis, jo, man patinka mano eglutė žiauriai. Žiauriai graži, dieve, pasilgom savo eglutės, bet taip sunku buvo, dieve, neįsivaizduojate, taip sunku. Ta eglę atitempti reikėjo žiauriai. Po eglę norėjau dar kažką gal apviniuoti, uždėti. Šiaip turiu tokį medinį. Praeitais metais buvau uždėjusi, bet šiais metais, ne, praeitais metais irgi nedėjau. Šiais metais irgi nieko. Atrodo, gal labai tuščia po eglę. Tos kojos matosi, bet gerai, bus gerai. Taip. Keliavo mūsų kiniečiai. Žiūrėkit, parodyti, ką aš užsisakinėjau. Šį kartą daug neužsisakiau, nes tik tai aš ir vaikai. Gal jums atrodys, kad čia bus labai daug. Bet noriu parodyti, čia yra pats skaniausias mano takeaway'us kiniečių. Ojojojoj. Turime sweet and sour padažą, turime sūrio spring rollus, nes man nepatinka tie paprasti spring rollai. Turime ryžių, pažiūrėkite, kokie dar karšti, wow. Wow. Selės varva, visi žiauriai alkaniasam. Bulvytės, free, ok. Tada turime šitą vištieną tarp butter, čia yra žiauriai skani, man primena močiutės laikus. Ir tada turime jautieną black bean padaže. Šita yra irgi nereali, nors sakiau nedėti jokių paprikų. Oh my god, kaip gerai kvepia, pažiūrėkite. Wow. Čia tai maistas. Kai norit labai valgyti. Kaip skanu. Gerai dėlioju viską vaikam ir sau. Reikia viską padalinti. Ryžiai. Gerai, aš čia greitai labai. Čia ryžiai. Pasaka. Bulves, tiesiog su rankom. Jau neturiu laiko. Neturiu laiko, bet noriu valgyti. Tada bulves. Gal čia visas padalinti, nes... žodžiu. Gerai, saudodu visas, nes ar taip. Nerealu. Cheese rollai. Kiekvienam po 2. Tada šitą vištieną irgi dedu visiems po 2. Vienas dar liks. Gerai. Toliau. Šitą mėsytę. My god, kaip skaniai atrodo. Gerai. Čia irgi dedu. Ką? Ateikit čia nais, va, žiūrėkit, dedu jums viską. Nu, aš sudėsiu, o jūs ką norėsit, tą valgysit. Aš tiesiog viską padalinu. Middle. What's that? Black bean. Ugh. Čia skanu, anąkart valgėjai. You said you really liked it.
It's nice. I like it. Ir vėl nieko mums nemokamai įdėjo, mes tiek išleidžiam ten visada. Ir nieko mums niekada neįdeda nemokamai. Kur šitą dėti tau mėsą? I like that. Ne, tu nori šitą? Tai pirsi čia. Wow. Ir aš savo čia pilu. I've got a fork. Nem. 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 Va čia, Nem. vos neišpiliu. Mėsį palik telefoną, aš nunešiu tau lėkštę. Arba nusineš. Where we eat. Čia mano lėkštė, pažiūrėkite kaip skanu. Taip skaniai pavalgiam. Nu, aš bent jau, vaikai dar valgo. Vaikai dar valgo, o jums sakysiu iki rytojaus, nes eisiu redaguosiu video šitą, kol vaikai žiūrės filmą ir valgys. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj. Čiau.